Didingos muzikos fone pradedam pokalbį apie istorijų pasakojimą kameros akimis. Kalbėsimės su žmogumi, kuriam per kameros akį teko pažvelgti į Černobylį, į Lonesome Soldier ir kitus kūrinius. Saulius Lukoševičius. Sveiki gyvi, Sauliau. Pradėsim nuo to, kad pamatytume, ką Saulius yra nuveikęs per savo karjerą. Pora reelsų jūsų dėmesio iš Sauliaus kurtų dokumentinių ir vaidybinių filmų. Kaip Žilvinas Žvagulis pasakytų garso. O, turim. Čia dokumentika, o dabar vaidybiniai bus. Ok, pasižiūrim dar į vaidybinių filmų reelsą. Dabar garsą turim vaizdo, ne? Gerai, palikim paslapties šiek tiek ties vaidybinių filmų kategoriją. Sauliau, kada jūs pirmą kartą gyvenime pagalvojot, kad būtent tuo norėtumėt užsimti? Nu, kad šiaip mano balsas šiek tiek dabar toks užkimęs, nes bandau aklimatizuotis po Los Andželo Lietuvą ir kažkaip pagriebė šaltis šiek tiek. Pirmą kartą, iš tikrųjų, tai ganėtinai seniai su tuo susidūriau, nes mano tėtis yra fotografas, kuris va štai čia ir sėdė, kuris ir atvedė šitą kelią, bet aš visada galvojau, kad aš noriu būti fotografas. Ir gal, kai man buvo kokia 15 metų, 16, jie su mano močiute, jo mama nupirko video kamerą ir įtraukė mane į vestuvių filmavimą. Tėtis tada fotografuodavo vestuvės ir mane paėmė, kad aš filmuočiau kartu su juo. Ir nuo tada man viskas taip užsikabino, aš pradėjau montuoti tuos vestuvių filmus ir taip vat, žiūriu, kad man vis įdomiau ir įdomiau darosi filmuoti, ne fotografuoti. Nes fotografuodavau, tai nežinau, nuo 13 metų jau gal rimčiau, bet vat video gal nuo 15-16 taip ir atsirado mano gyvenime. Primenu auditorijai, tiksliau pranešu auditorijai, kad galit bet kada įsiterpti mūsų diskusiją, mikrofonas yra štai ten, jeigu kils kokių klausimų, galit prieiti ir užklaust. Gerai, Sauliau, ir tada užsikabinot, būdamas dar paauglystėj, kas po to? Studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip? Taip, tuo metu vykdavo kas 4 metai stojimas į muzikos ir teatro akademiją, kino ir TV fakultetą ir aš buvau tik baigęs mokyklą, 19 metų ir buvo kaip tik stojimas būtent tada. Tai atrodė, man taip pasisekė ir vat, aš ruošiausi tiem egzaminam, konkursui ir įstojau ir 4 metus studijavau bakalaurą būtent TV ir kino operatoriaus. Ir nuo tada viskas prasidėjo, vat, ten 2010 metais, man atrodo, kai baigiau. Kaip dabar vertinat, ar taip reikia daryti, ar galima kaip nors kitaip susipažinti su šitą profesiją, ar reikia rinktis
jo studijas, mes vėliau ir apie studijas Amerikoje, aišku, pakalbėsim, bet dabar nuo Lietuvos pradedant. Nu, tai buvo toks puikus įvadas iš tikrųjų mano, kuris davė tokius pagrindus, nes aš ten buvau toks savamokslis, tuo metu nelabai daugiau ką žinau, be vestuvių filmavimo, o staiga studijos atvėrė visiškai naują pasaulį, man ir tuos visus pagrindus davė ir naujus draugus, ir aš po truputį taip įėjau į kino industriją čia Lietuvoje, nes aš ir manau, kad tai yra toks tiesiausias kelias, kaip įeiti į filmos industriją, besimokant, surandant bendraminčius ir gaunant tas žinias iš tikrųjų. Dėl to ir Amerikoje tas pats atsikartojo, man galima sakyti. Kaip Lietuvos kino industrija tuo metu atrodė, kaip jin dabar yra pasikeitus, kai jūs ją įėjot? Nu, tuo metu iš tikrųjų dar buvo su kino kamerom filmuoja, man 35 mm nemažai, nors studijų metais, tai mes ten labai nedaug prie to prisilietėm ir buvo tas didysis perversmas, kada viskas pereidinėjo ant būtent skaitmeninių technologijų. Tai kaip kino industrija tuo metu atrodė, tai buvo perversmas iš tikrųjų, nes filmavimai, man atrodo, vis šiek tiek pigesni darėsi ir visiems labiau pasiekiama, tai dėl to ir kaip studentam buvo žiauriai faina studijuoti, kad jau vis galėjai su skaitmenim technologijom dirbti ir eksperimentuoti daugiau. Tai iš tos pusės galbūt to perversmo pačiam vidury buvom, man atrodo. Koks pirmas jūsų įstrigęs iki dabar darbas buvo iš tų ankstyvųjų laikų? Kaip atrodė ta realybė? Darbas, tai man atrodo, mano diplominis, iš tikrųjų mano diplominis darbas, su kuriuo baigiau akademiją, vadinosi Senelis, Grandpa, ir jis tiek daug davė įspūdžių ir tą patirtį filmavimo, nors ten buvo tik 2 filmavimo dienos iš tikrųjų, bet pajaučiau, ką reiškia filmavimas su kūrybinė grupe, koks tai jausmas, tas bendruomeniškumas ir parodymas žmonėm ir tas jausmas, tos geras jausmas, kai visi ploja ir tavo darbą vertina, man labai patiko, tai nuo tada kažkaip viskas ir prasidėjo. Darbas kine romantiška profesija? Buvo taip, kad tas kabina nuo pradžių? Romantiškumo daug. Taip, tikrai daug. Kuo jis pasireiškia? Kuo jis pasireiškia darbas su kitais žmonėmis, tuo įsimylėjimu žmonių aplink tave, kur eini į procesą kartu su jais ir dėl to labai svarbu, su kuo tu tai darai ir labai svarbu, kad tie žmonės būtų verti kartu su tavimi eiti į šitą tokią milžinišką ir ilgą kelionę iš tikrųjų, su kiekvienu darbu, su kiekvienu filmu. Ir ta kelionė jūs nuveda į American Film Institute. Kaip? Čia ilga kelionė. Pasakokit, laiko turim. Turim. Tai iš tikrųjų pirmą kartą aš išgirdau apie šitą mokyklą 2013 metais. Aš tada buvau vidury Sibiro, keliavom traukiniais ir filmavom dokumentinį filmą ten. Ir vienas operatorius kolega man papasakojo, kad yra tokia mokykla, kad jeigu norėtum padailinti savo įgūdžius gerokai stipriau, tai yra būtent American Film Institute konservatorija, kur reikėtų ten ir važiuoti. Ir aš tada grįžau po to projekto į Lietuvą, pasižiūrėjau į studijų kainą ir aš taip galvoju, wow, labai daug. Koks buvo skaičius? Ten buvo 120 000 dolerių tada ir aš taip galvoju, wow, daug. Čia, gerai, pabandysiu, galvoju. Tai aš tada pirmą kartą paaplikavau 2013 metų gale, man atrodo. Ir ten viską susinčiau, nes galvoju, vis tiek turiu neblogą jau portfolio tuo metu. Ir tada man parašė iš mokyklos, kad tau reikia anglų kalbos egzamino surinkti ten IELTS 7,0, o aš tada 6 surinkau, 6,0. Gerai, galvoju, pabandysiu kitais metais. Po metų vėl aš paaplikuoju, viską nusinčiu, visus dokumentus, surenku 6,5. Negana dar, žinai. Aš ten samdžiau skirtingus anglų kalbos mokytojus, įvairias praktikas dariau. Ir tada dar kartą laikau, vėl 6,5 surenku. Bet čia 6,5, kad auditorija suprastų, čia ir taip labai daug yra. Nemažai. Bet buvo nepakankamai ir tada iš tikrųjų kažkaip sprogo man viskas. Aš perdegiau nuo tos anglų kalbos. Tada padariau pauzę, aš tada iš tikrųjų įkūriau filmavimo technikos nuomos kompaniją ir 2 metus tuo buvau užsiėmęs ir mano svajonės visiškai iš šono nuėjau, nes tiesiog perdegiau tuo. Ir tada po 2 metų išėjau į vieną filmą Kirgistane. Darėm apie Jucevičių dokumentinį filmą, kur apie vieną alpinistą ir aš buvau irgi nebandęs to, galvoju, reikia eiti, pabandyti iššūkį, aš visada mėgstu iššūkius.
Ir aš ten kažkaip daug laiko su savim praleidau ir suradau daug įvairių žmonių, ir kurie mane labai įkvėpė. Jeigu tu tikrai nori, Sauliau, tu turi pasidaryti planą ir jo sekt, o ne šiaip vis pabandyti ir vėl mest. Nu tada aš grįžau, pasakiau, kad išeinu iš savo kompanijos, nusamdžiau anglų kalbos mokytoją ir 2 mėnesius kiekvieną dieną iš dienos mokiausi, visiškai viskas buvo į šalį. Aš žinau, kad dabar arba niekada, man buvo 30 metų jau artėjo tuo metu ir aš kažkaip tokį jaučiau, kad reikiamybė dabar arba niekada. Ir buvo kalėdų metas ir tada laikiau egzaminą ir gavau 7,0. Ir nuo tada žinojau, kad viskas pasikeis, jaučiau. Aš jau galvoju, kad istorija veda, kad Kirgistane išmokot anglų kalbos. Ne, ten... Po Kirgistano, šiek tiek. Tai va, ir dar tada kelis mėnesius laukiau to atsakymo, ar ne, bet buvau pakviestas interviu. Atėjo interviu, skridau į Ameriką 3 dienom, nes norėjau jiem parodyti, kad aš tikrai labai rimtai nusteikęs, aš daug ką jiem papasako turėjau. Ir tada po tų 3 dienų grįžau į Lietuvą, dar laukiau atsakymo kelis mėnesius ir sulaukus atsakymo aš buvau toks naivus, kad galvojau, kad gausiu pilną finansavimą iš mokyklos. Aš, tai visada galvojau, nes neturėjau pinigų iš tikrųjų. Ir tada jie man suteikė gal 20%, kas buvo gal $20,000. Ir aš galvojau, gerai, ką reikia daryti. Ir tada labai staigiai gimė idėja, gerai, nepasiduosiu, reikia sukurti crowdfunding company ir paprašyti žmonių padėti man, kad galėtų visi prisidėti, šeima, draugai. Ir mes tokį trumpą video su Saulium Baradinsku sukūrėm, kuris sprogo internete, ten 150,000 kartų gal per kelias dienas ir visi pradėjo dalintis, tai toks sprogimas įvyko internete. Ir visi pradėjo pareminėti mane ir aš ten vaikščiau vis radijas, televizijas ir rinkau tą paramą. Ir tuo metu buvo pirmą kartą Lietuvoje daromas konkursas Kitas 100, kuris paremė 5 talentingus studentus, kad užsienyje galėtų studijuoti. Ir aš tada irgi buvau vienas iš jų vykstant visai šitai kompanijai. Ir jau kai jie mane paremė, davė 40,000 eurų, jau žinau, kad viskas man kelias į ten yra ir aš išvažiuoju. Ir jo. O kitus 60,000 padėjo surinkti tiesiog žmonės? Galima tiek Lietuvoje. Žmonės, kas daugiau. Žmonės, taip. Įvairūs privatus fondai. Čikagoje atradau fondą. Buvo toks nuostabus žmogus per šitą visą kompaniją, ką man jinai davė. Gali žmonių, tai paprastai gal ten 10,000 rinkau, bet tą viešumą davė, kurio aš pagalba suradau naujus visokius žmonės. Vat vienas iš tų šviesuolių buvo toks Vladas Lašas, kur užsimesgė nuostabų santykiai. Ir kai man labai trūko pinigų jo studijų metu, jis tiesiog davė 20,000 eurų ir sakė, nereikia gražinti, turėjo menį, kad vat, kai ateis laikas, tu kažkam padėsi irgi. Vat, tai tokia parama iš jo buvo. Ir jis buvo pas mane atvykęs irgi į Los Andželą, aš jam turą daviau mokykloje studijų metu. Tai vat, tokie žmonės pradėjo atsiradinėti pas mane, kurie tikrai labai tikėjo. Tada aš Los Andželė jau nuvykęs iš karto ir labai greitai radau kur gyventi. Irgi su viena lietuvaitė, kuri kaip antra mama man patapo, kur aš apsigyvenau pas ją, davė kambarį už visiškai simbolinę kainą, ten $500, kas yra 3 kart mažiau negu šiaip norma. Ir aš sakėm, pabandysim 2 mėnesius gyventi, gavosi 4 metai. Tai va tokia nuostabi pagalba iš jos gavosi ir va, visi mane ten jau žinojo, kad aš ten atvykau iš tikrųjų. Tai va ta kompanija atvedė daug įvairių būdų, kaip aš galėjau išlaviruoti studijų metu. Kaip atrodė pačios studijos? Laiko nebuvo net išsiskalbti. Žinai, 2 metus visiškai taip intensyvų buvo. Ryte išeini, nežinau, ten 8:30, aš su dviračiu į mokyklą kiekvieną dieną po pusvalandį laiko. Ir grįžti prieš 12, žinai, ir taip 2 metus. Toks visiškai savaitgaliais filmavimai, nes kasdieną vyksta paskaitos, o savaitgaliais darbų filmavimai. Tai tokios vat, intensyvūs 2 metai labai man. Kiek teorinių žinių, kiek praktinių, kaip tas balansas atrodė? Labai daug praktinių, iš esmės, nes būtent per praktinės, iš esmės, mano šitam akademijoje buvo taip, kad 28 kino operatoriai, ką aš studijavau, 28 režisieriai, 28 prodiuseriai, scenaristai, kino dailininkai ir mes visi buvom suformuoti į grupės, kur visi kartu darom tuos darbelius. Tai tarkim, ten pirmais studijų metais ten 3 darbai, bet kartu tokie bendri yra atskiri dar darbeliai ir tu visiškai juos fokusuojasi. Jeigu tu nefilmuoji savo užduotys, reiškia, tu turi padėti kitose filmavimuose, kitose pozicijose savo kursiokam. Tai vat, visi kartu
labai daug laiko leidom, gyvenom tokiam burbule, visiškam burbule tuos 2 metus ir vienas kitam padėjom, nes daug psichologiškai labai sunku ir fiziškai irgi iš tikrųjų. Tada pasijuto jau, ką reiškia tas Hollywoodas? Ar ne? Ar kada pradėjo pasijust? Tai iš esmės šita mokykla yra visiškai tokia, kad atitiktų visiškus standartus didelių gamybinių filmų, tai dėl to ir toks didžiulis spaudimas buvo, kad visiškai tave paruoštų bet kam. Tu turi po studijų esi taip jau paruoštas, kad tu į bet kokį filmavimą gali išeiti, žinai. Tai tada supranti, kodėl buvo toks spaudimas, kad tu atlaikytum, nes tai realybė yra, žinai, tokia. Tai va, tą gerai paruošė iš esmės. Ir kokie tie skirtumai tarp lietuviško kino, Europos galbūt kino ir Hollywoodo? Skirtumai. Filmavimo aikštelė, žinok, yra visiškai ta pati. Realiai, tos pačios taisyklės. Ten galbūt Lietuvoje, galbūt patys terminai, čia Lietuvoje mes sulietuviškinam, kaip čia pasakyti, tuos terminus, o ten tiesiog juos naudoji, juos anglų kalboje, originaliai, žinai. Bet to skirtumo tai tikrai nėra. Ypač kaip į Lietuvą šiuo metu visos didžiuliais produkcijos važiuoja, tai mes čia turim aukščiausio lygio kiną iš tikrųjų. Tai kas liečia aikštelę, tai tas pats. Kas liečia idėjas, tai aš pajaučiau didžiulį skirtumą iš tikrųjų, nes vis atsigręždavau į europinį kiną, kaip man labiau traukia idėjų prasme. Amerikoje labai iš tikrųjų daug komerciško kino, nes tai yra dažniausiai privatūs pinigai, privatus finansavimas ir tikslas labai daug uždirbti iš to, tai automatiškai kitokia žinutė yra. Tai to meninio kino aš galbūt ten pasigėdau. Tai jo, į Europą kažkaip grįžus gerą tuo atžvilgiu. O šiaip, kiekvienas norintis gali pasiekti tą Hollywoodo lygį, pereiti tą kartelę? Aš manau, kad žmogui nėra jokių ribų. Tu tikrai gali tiek daug pasiekti. Jeigu tu labai nori, tai viskas galvoje, tu visas tas ribas pats nusipieši iš tikrųjų. Kaip gyvenimas Los Andžele? Viena vertus atrodo romantiškas miestas, būna ir kokių nors mažiau gerų istorijų apie jį. Kaip jum patinka gyvenimas ten? Buvo šokas atvykus į miestą. Žinai, kai negyveni ten, tai atrodo jo toksai dream visiškai. O kai pradedi gyventi, pamatai realybę. Man atrodo, čia kiekvienam dideliam mieste taip yra, bet kur pradedi gyventi, tada susiduri ir su ta gerąja, ir su blogąja pusė. Tai man buvo ganėtinai didelis šokas pradžiai matyti tiek daug žmonių gatvėse, palapinių miestelė ištisi, daug nešvaros. Tai tas kontrastas tarp kažkokių žvaigždučių ir staiga visiško skurdo, tai ganėtinai šokiravo ir reikėjo laiko prie to priprast, nes tai absoliučiai visur gatvėse. Nėra, kad taip atskirtom zonom, bet tai per visą Los Andželą, žinai, išsimėto. Tai tas nebuvo labai faina. Tada kažkaip pagalvojau apie Lietuvą, ar kaip čia faina tuo atžvilgiu, žinai. Daugiau tokio stabilumo. Taip viskas daugiau mažiau taip pat, ar ne, ten didžiuliai kontrastai. Taip, žinai, kas ten faina, kad yra daug gamtos. Pati Kalifornija. Pats Los Andželas tai didžiulis miestas, bet kas faina, kad šiek tiek pavažiavus, tai iš karto gali rasti ir kalnus su sniegu, ir gamtos lėnius, tai vat miškai didžiausi, tai vat iš tos pusės tai smagu iš Kalifornijos. Ir oras. Oras, saulė man labai patiko. Taip. Ir kamščiai dar dideli, teisingai? Kamščiai nemaži, jo. Be mašinos ten neįmanoma iš vis judėti. Aš su dviračiu 2 metus judėjau, bet dėl to, kad buvo mokykla, namai, tai buvo lengva. O po to iškart teko įsigyti automobilį, nes nieko nebūtų. Yra, kur nėra šaligatvių, aš kiek esu matęs. Kas taip? Yra, kur nėra šaligatvių net. Kad šaligatvių nėra? Nežinau, daug kur yra. Bet man teko matyti, pavyzdžiui, toks jau išvažiuojant šiek tiek už miesto, jeigu ten kokios parduotuvės, McDonald'ai, dar kas nors ten nenueisi tiesiog. Ai, ne, tai nepritaikyta, ne. Tai su mašina dėl to reikia važiuoti. Gerai, kalbant apie tuos dalykus, kuriuos vieną matėme ekrane, kito nematėm, dokumentiniai filmai, jų filmavimo specifika nuo vaidybinių filmų. Kaip skiriasi? Čia, žinai, iš tikrųjų labai 2 skirtingi žanrai ir aš labai daug turėjau patirties iki išvažiavimo su dokumentiniais filmais ir galbūt dėl to ir norėjau išvažiuoti, kad pagilint daug labiau į vaidybinį filmą. Nes toks ir buvo tikslas, nes kai Lietuvoje studijavau, tai ir tą, o ten buvo tik tais vaidybinė, viskas į istoriją, ne, susikoncentravimas.
Tai ko man patikdavo, kad aš labai daug keliavau pasaulio su dokumentiniais filmais, nunešdavau į labiausiai tokias visiškai crazy vietas ir kur žmogus kartais net patek negali, žinai. Tai va ta patirtis man labai žavėdavo, kad tu esi su maža filmavimo grupe ir visiškai pasileidai į tokią kelionę su savo personažais. Tai galbūt žavesys yra taip, kad tu nekontroliuoji tų visų elementų, o vaidybiniam kine yra absoliučiai priešingai, kur tu turi didžiulę filmavimo grupę dažniausiai ir visi kartu darot vieną darbą ir tas bendras darbas yra beproto svarbus, kaip tu sutari su kiekvienu iš tų žmonių, nes kiekvienas sako už mažą dalelę visam tam didžiuliam filmo kūrimo procese. Ir labai labai daug pasiruošimo turi būti padaryta vaidybiniam kine, kas liečia dokumentikoje, tai tu pasileidai tokią vis tiek kelionę ir jau kaip ten bus, tai bus, tu neskontroliuosi. O vaidybiniam tu negali taip pasileisti, tu viską iš anksto turi suplanuoti, tai yra milžiniški pinigai, didžiuliai biudžetai reikalingi ir iš kitos pusės labai žavi, nes tu ganėtinai kontroliuoji tą viziją. Man kaip operatoriui tai iš tikrųjų daug daugiau yra kaip pasireikšti vaidybiniam kine, nes tai darbas su šviesa, su režisieriumi, su kitais komandos nariais. Tai va. Dokumentinis kinas, sakėt, nunešė visokias pasaulio vietas, apie Kirgiziją jau girdėjom, kokios dar? Tai iš tikrųjų Rusijoje nemažai laiko esu leidęs. Ir mes keliavom traukiniais žiemos metu, čia 2013 metais, sausį visiškai per Rusiją, kai tai buvo šalta, žinai, ir buvo sniego pilna. Ir mes traukiniais mėnesį laiko keliavom iš Maskvos į Murmanskį, patį viršų, Peterburgą ir ten kitus miestelius, Kotlas ir iki pat Baikalo traukiniais. Tai va taip mėnesį laiko ir mes darėm skirtingus dokumentinius filmus, ten gal buvo 30 žmonių, kūrybiniai grupė ir visi buvom sukooperuoti taip į mažas komandas filmavimo, režisierius, operatorius ir garso režisierius. Tai tarkim 3-4 žmonės komandoje ir kiekvienas gavo daryti filmus pagal skirtingus Rusijos tokius stereotipus. Tarkim, Rusijos Lada automobiliai, Rusijos moterys, Rusijos vodka, Rusijos meškos, Rusijos meškos ir Rusijos žiema. Ir aš gavau temą Rusijos žiema ir su italė režisierė kartu darėm taip 10-15 minučių filmuką, kur atvažiuodavom dažniausiai traukinį, praleisdavom kokias 2 paras, atvažiuodavom į vieną miestelį, visi išsisklaido, ieško savo objektų ir ten kokias 2 paras vyksta filmavimai, tada vėl grįžtam į traukinį, vėl kartu keliaujam porą parų ir vėl kitą miestą ir va taip mėnesį laiko. Ir tada gimė vienas didžiulis filmas sudarytas iš tų skirtingų tokių filmukų. Ir tie filmai pradėjo keliauti po pasaulį atskirai. Ir mūsų filmas irgi labai sėkmingai, Rusijos žiema, jis apkeliavo virš 250 festivalių visam pasaulyje. Buvo Europos kino akademijoje nominuotas kaip geriausias šortas. Jis toks sprogimas įvyko ir suvedė mane su savo italė režisierė, kur iki šios dienos mes dirbam ir darom filmus. Tai va, teko į Baikalą šokt, žinai, į Eketę, irgi nuostabus experiences, tai tokių prisimenu. Tik vėsoka. Jo, buvo sunkiausia išeiti iš pirties, žinant, kad ten į lauką reiks šokt, bet patirtis tokia neįkainojama, žinai. Ką parodėt apie Rusijos žiemą? Sėkmingas kūrinys, kaip suprantu, kokia buvo pagrindinė mintis? Jis toks buvo visual esse, aš pavadinčiau, žinai, toks labai poetinis, kai yra tokie interviu, kur mes nematom žmonių, kas kalba iš tikrųjų, bet jų visokios sunkios patirtys, kaip jie išgyveno žiemą, sunkios patirtys, žinai. O tie vaizdai va tokie, mano poetiški, užfiksuoti iš skirtingų nuostabių vietų. Aš visiškai kitokią Rusiją pamačiau tada. Kuo kitokia? Kuo ekstremaliausia ta Rusijos žiema pasirodė? Aš tiek sniego gyvenime nebuvau matęs. Ir šiaip ant Baikalo važiuot, žinai, ant ežero su mašina, tai arba su pačiūžom pasimti ir pavarinėti. Faina. Bet šiaip kaip žmonės gyvena ten, ar net kai kurie net be elektros ir visiškai tokį sėslų gyvenimą, toli prie pat Baikalo. Ir kaip tas gyvenimas atrodo? Ar teko pabendrauti su tai žmonėm? Žvejyba, pavyzdžiui, žinai, yra pagrindinis dalykas ten, iš ko jie išgyvena. Tai mes tą visą ir fiksuodavom su jais, tai teko apsilankyti namuose pas juos irgi.
Ar Rusija čia toks vienintelis dalykas, ar dar yra tų, apie kuriuos verta papasakoti filmuojant dokumentinius filmus, kas labai įstrigo, buvo įdomu? Tai žinok, daug tokių yra pas mane, bet vienas paskutinių galbūt filmas apie pasaulio pabaigą. Kaip jie atrodo? Papasakok. Ilgai tęsiasi, iš tikrųjų, jau gal 8 metai su šituo filmu. Su ta pačia italė režisierė, su kuria Rusijoje susipažinom, filmas apie pasaulio pabaigą tuo atžvilgiu, kad tarkim Indonezijoje filmavimai irgi vyko apie žmonės, kurie gyvena šalia aktyvių ugnikalnių ir jiem ta pasaulio pabaiga gali bet kada ateiti. Ir dėl to jie aukoja gyvūnus, maistą ugnikalniui dievams, kad ta pabaiga jiem, kad išsiveržimas neįvyktų, ar ne? Tai mes prieš kelis metus darėm tokią kaip ir apsižiūrėjimą, skridom į Indoneziją, gavom irgi nedidelį finansavimą išsirinkti pavojingiausiam ugnikalniui ir išsirinkom vieną šalia pat kaimo ir šią praeitą vasarą, prieš metus laiko vasarą jau vykome į filmavimus ir ten gal 3 savaitės ar 2 praleidom mažam kaime, kur dalyvavom ceremonijoje, kur vat, visą fiksavom žmonių pasiruošimą ir ten visi taip bendruomeniškai, niekas ten nebijo jokios pabaigos. Tai vat iš tos pusės buvo žiauriai faina pamatyti tokio kito gyvenimo. O Amerikoje filmavom kitą dalį, kur žmonės gyvena bunkeriuose. Tai yra tokia zona, gal 500 bunkerių, kur kadaise raketas laikydavo karo metais ir vienas verslininkas nupirko visą tą žemę ir nusprendė pardavinėti kaip namus. Ir ypač COVID metu tai suaktyvėjo pardavimas, tai buvo labai nebrangiai, galėjo įsigyti ir žmonės pradėjo keltis ten gyventi. Ir toks kaip preppers community, kurie visą maisto atsargas kaupė, ginklus ir vaikus pradėjo ten irgi vežtis ir gyventi ten visam laikui. Tai dabar tuo metu buvo apie 50 šeimų gyvenančių nuolatiniu būdu tenais. Tai buvo visiškai tokie žmonės, kur labai bijo, kad ateis ta pabaiga ir jie vat, bus pasiruošę, kurie išgyvens. Tai čia toks kontrastas Indonezijoje. Tai šiuo metu filmas yra montažė ir tikiuosi kitais metais išvys dienos šviesą. O tie žmonės Indonezijoje, kurie nebijo, kodėl jie sako, kad nebijo pasaulio pabaigos? Tai jie tiesiog gyvena tokie harmonijoje ir taikoje ir nežinau, telefonų net neturi, žinai, toks visiškai paprastas gyvenimas ir jie tokie labai dvasiški žmonės, daro kartu tas apeigas tam kaimelyje ir tiesiog jie labai pripratę visą gyvenimą prie tų ugnikalnių, kada ateina išsiveržimai, jie išsievakuoja, namus būna praranda, žinai, bet tada sugrįžta įvairiai. Toks keliavimas po pasaulį jūs labiau vargindavo ar praturtindavo? Ar tai yra smagu ir kupina įspūdžių, ar vis dėlto šiek tiek kainuoja pastangų? O visai būdavo. Man iš tikrųjų labai patikdavo važinėti, dabar jau gal ne tiek daug, neužtenka, kad vien egzotinė šalis. Anksčiau to ganėtinai stiprus faktorius buvo, kad vat, kažkur ten Australija ar Indonezija žavi, ar ne. O dabar kažkaip kadangi labai vaidybinius filmus labiau gal linkstu, tai neužtenka tik šalies kažkokios, turi būti labai stipri tema šiuo metu. O kad vargina, tai faktas, nes tu visiškai taip išsibalansuoji ir kur tu čia gyveni, žinai, bet labai įkvepia iš tikrųjų iš kitos pusės, nes pamatai, kaip kiti gyvena ir tokia pasaulėžiūra labai tavo praplečia. Su daug pasaulėžiūrų susidūrėt, koks buvo komiškiausias atvejis? Komiškiausias, ką turi omeny? Nežinau, gal pats projektas kažkuo tai nesėkmingas, gal vieta kokia nors, ar situacija, kuri privertė nusišypsoti viduje arba ir išoriai? Ne, tai su to pačiu Indonezijos projektu ten nebuvo jis toks lengvas ir pačiam gale filmavimo ant mano režisierės buvo nusiųstas kaip čia velnes ir reikėjo ją išvaduoti. Mes turėjom kreiptis į šamaną, kad ją išvaduotų, nes virš jos buvo. Tai jinai turėjo lauke ant pievos basom stovėti ir kad ją išvalytų. Tai čia buvo tokia kulminacija filmavimo. Čia netyčia taip gavosi, ar čia taip planuota buvo? Nebuvo planuota tikrai. Jo, tai va toks buvo ir reikalų. Išvadavo galų gale? Išvadavo. Kaip ten viskas atrodė? Taip, kaip viskas atrodė? Per telefoną vyko komunikacija su šamanu ir vat, per vieną iš komandos narių, nes mano komanda buvo vietiniai iš Indonezijos žmonės ir raganius, gali pasakyti, ne tik šamanas jo.
kuris išlaisvino ją, vat liepė ką daryti, kaip ten melstis ir jis matė, kad virš jos yra atsiųsta bloga dvasia iš esmės. Tai čia toks buvo labai netikėtas visiems ir įdomus dalykas, niekada nebuvom susidūrę su tokiais dalykais, nes ten labai šventa vieta, visi tie ugnikalniai turi kiekvienas savo dievus ir dėl to va čia jau. O jeigu nebūtų ėmusis priemonių režisierė, kas tada? Tai gal būtų grįžus į Italiją ir būtų dar sunkiau jai buvę, nes jau tada buvo sirgimas užėjęs, jautė tos fizinius tokius simptomus. Tai tas išvalymas tikriausiai padėjo, kad greičiau sugrįžo į save. Nu, aš Sauliau lažinuosi, kad ir dar turit panašių istorijų. Tiesiog tęskit. Net klausimas sudėtinga suformuluoti tokiu atveju, nes apie šamaną netyčia papasakojat. Kas dar tokio yra nutikę? Tai tam pačiam Kirgistane irgi, kur kopėm į kalnus, aš tikrųjų tai slidinėdavo anksčiau ar ne, bet čia buvo visiškai kitokia patirtis, nes tai buvo kaupimas, reikėjo išmokti naudotis virvėm, tai Lietuvoje Vingio parke po medžius karščiausi ir mokinau prodiuseriai, kaip čia naudotis tą techniką. Nuo tada pradėjau bėgimas rado gyvenime, kad fiziškai būčiau stiprus. Užsidėjau didžiulę kuprinę ant pečių, apie 30 kg svorio ir savo laiptinėje aukštyn žemyn vaikštinėdavau, nes treniravausi, nes žinau, kad reikės aklimatizuotis ir bus sunku. Tai kai jau šitam procese buvau 10 dienų, be jokio interneto ryšio, jokio ten nebuvo, tai labai buvo faina, bet teko matyti ir tokių, kaip buvo virvė pririšta prie akmens ir, pavyzdžiui, akmuo skyla per pusę. Žinai, kur atrodo, neįtikėtinas dalykas, o žmogus pasikabinęs yra ant tos virvės, tai gerai, kad jis neaukštai buvo, tai tik šiek tiek pakrito, bet, kažkaip po tokį kartą kažkaip kopimo daugiau nedariau, galvoju, pabandžiau, noriu filmus toliau filmuoti ir daugiau kažkaip nekopiau, bet daug baimių reikėjo nugalėti tokiu būdu, bet buvo labai įdomu, žinai. O ar turėt kokių nusivylimų, pavyzdžiui, karjeroje, projektais ar dar ko nors? Tai kiekvienas nusivylimas kažko pamoko, man atrodo, kažko naujo išmoksi, tai nusivylimas galbūt yra pasikeitimas. Ir yra filmų, kurie kadaise nufilmavai ir neišėjo į eterį, žinai, ir ką dabar, neišėjo, tai reiškia, buvo nelemta tam filmui ir eini toliau, pasimokai iš to ir kitą projektą darai. Jeigu norit kas užduot klausimą, tik primenu, kad galit bet kada, mikrofonas yra ten. Pakalbėkime ir apie vaidybinį kiną, kokios patirtys iš ten yra labiausiai įstrigusios. Tai aš jau ir Lietuvoje iš tikrųjų gyvendamas filmuodavau vaidybinius filmus, trumpametražius. Savo pirmą pilno metro, tai Azerbaidžane iš tikrųjų filmavau 2015 gal metais, tai irgi tokia buvo gera mokykla. Ten man beveik 3 valandų filmas buvo, tai man toks buvo patirtis gera. Bet dabar aš Amerikoje nufilmavau porą pilnometražinių vaidybinių filmų. Vienas dabar kaip tik išeina į kino teatrus nuo lapkričio 3 dienos. Tai naujoji Meksikoje filmuotas, nes kai gyveni Los Andžele, tai pačiame jame iš tikrųjų mažai filmavimų vyksta, nes tai yra beprotiškai brangus miestas ir filmuoti tai yra labai nepatogu. Nebent jau būtinai filmo idėja sako, kad Los Andžele filmavimai turi vykti, o šiaip niekas nenori filmuoti Los Andžele. Tai dėl to aš net, kai ir ten gyvenu, tai visi filmavimai vyksta, kad išsiunčia mane į kažkokį kitą state'ą, į kitą valstiją. Tarkim, Arkansas arba Naująją Meksiką, kur yra mokesčius gali susigrąžinti prodiuseriai ir šiaip daug draugiškesnės kainos ir šiaip gali pasirinkti, reikia žiemos, važiuoji ten, reikia kažkokio kito klimato, važiuoji ten. Tai man dažniausiai tenka dirbti su skirtingom komandom ir prisitaikyti, nes žmonių dažniausiai negaliu vežtis labai daug iš Los Andželo. Tai iš tos pusės. Bet abu filmus, kuriuos filmavau Amerikoje, man pasisekė, kad galėjau atrasti nuostabią apšvietimo komandą Arkansas valstijoje ir aš, kai atėjo laikas filmuoti Naujojoje Meksikoje, juos atsivežiau ir ten, ir jie važiavo ten 14 valandų dėl manęs ir po to vėl kartu dirbom, nes aš jaučiau, kad man patinka su jais dirbti ir noriu, kad augtume kartu ir atrodo, jeigu Los Andžele turėčiau filmavimus, irgi juos norėčiau ten įdarbinti. Tai palauk, koks čia buvo tavo klausimas?
Apie patirtis vaidybiniam kine, tai einam tą kryptim. Studijose, kaip suprantu, dabar mažiau populiarus darosi filmavimas, kai rengiama tiesiog lokacija, tarkim, tame pačiame Los Andžele. Natūralios lokacijos. Nebent patys didžiųjų studijų filmai, ten Warner Bros. Ar kitų, tai galbūt pačioj studijoje, bet jau čia su milžiniško biudžeto, bet kažkokį mažesnio biudžeto filmai, tai jie tiesiog negali sau leisti, žinai, tokių dalykų. Plus ir visos komandos atlyginimai visiškai kitokie yra Los Andžele, nes tai yra visai kitas pragyvenimo lygis, tai dėl to automatiškai tai ir vyksta. Tai tai iškeliavimas yra normalu. Ar galima sakyti, kad Los Andželas tada jau nebėra tiek ta centralizuota vieta, kur yra visas geras pasaulio kinas ir kita produkcija? Su draugais dažnai apie tai iš tikrųjų pakalbam, kad tas Hollywoodas, ką visi įsivaizduojam, iš tikrųjų ta jau idėja tokia mirštanti, iš tikrųjų, žinai. Nebesvarbu, kur tu gyveni, iš tikrųjų. Tu susirenki projektui ir po to vėl grįžti ten, kur tau gera, kur tu nori gyventi, žinai. Dėl to aš ir pats nežinau, kiek aš noriu, tiesą pasakęs, būti Los Andžele daugiau, nes matau, kaip man čia gera grįžus ir aš dabar jau keli mėnesiai Lietuvoje ir kuo toliau, tuo fainiau. Tai, žinai, toks testas gavas, nes visa kino industrija sustojo, dabargi Los Andžele prasidėjus streikam. Buvo kokį 2 mėnesiai, kai nieko nevyko. Aš galvoju, reikia važiuoti Lietuvą, pasižiūrėti kaip čia, nes čia daug filmavimų vyksta ir šiaip vis dar pradėjau jaust, kad jaučiu kažkokį tokį norą sugrįžti ir pabandyti čia kažką padaryti. Ir grįžau ir testuoju ir sakau, ten nieko nevyksta, visi iš ten važiuoja ir mano draugai važiuoja ir aš galvoju, gal ateityje grįšiu projektam kažkokiem tais režisieriais, kur jau padarėm filmus didelius, toliau norim kartu irgi aukti. O nežinau, kitą dalyką gal aš tiesiog čia Europoje būsiu, žinai. O tas streikas kokios turės įtakos? Tai prasidėjo viskas nuo rašytojų, tada dasidėjo aktoriai. Tai dabar kaip ir baigiai streikuoti rašytojai, bet aktoriai dar nebe. Tai aš manau, kad čia užsitęs dar iki kokio vasario galbūt, žinai. Tai... Čia ir liekamieji padariniai gali būti, aš ką turiu omeny, kaip po COVID-o kokio, ar ne? Kol vėl viskas sugrįžta. Gali užtrukti šitie visi dalykai. Jo. Labai sunku žmonėm gyvenantiem Los Andžele, nes tu be proto daug už pragyvenimą turi, ar nemokėto, nėra darbo ir tada visos santopas visi išnaudoja ir tokios jau vos nepeštynės prasideda dėl visų darbų, žinai. O ką dabar Lietuvoje norite gyvendinti? Ką testuojat, sakėt, kažką testuojat? Testuoju, kaip man čia po 5 metų grįžo, žinai, kaip ir viskas taip faina. Tas mažumas, tas nedidumas iš naujo visiškai įvertinė, kad gali nueiti kavos, nereikia važiuoti, nereikia planuoti susitikimo 3 savaitės prieš, nes Los Andžele, jo, kad susitikti su žmogum, tai planuoji ir po to dar galiausiai atšaukia, žinai, tai daug tokio netikrumo galbūt yra, žinai, tai tą įvertinį iš naujo, tą mažumą savo šalies. Ar šiaip vaikino teatrą nueini pėsčiom, faina pasižiūrėti, o ten taip nevyksta. Turim klausimą. Sveiki, labai ačiū, kad pasidalinate patirtimi, labai iš tiesų įdomu ir naudinga. Ir toks klausimas, Lietuvos kūrėjai, kino kūrėjai dažniausiai sako, kad kiną daro šalia ir visada užsiema pagrindė dar kažkokiu kitu darbu kaip finansiniu šaltiniu. O kaip Amerikoje? Ar Amerikoje užtenka tik tai kino industrijoje, taip sakant, prasisukti? Ar irgi yra daug kūrėjų, kurie daro daug dalykų vienu metu? Labai geras klausimas. Tai aš pats galiu iš savo patirties pasakyti, baigęs studijas, iš tikrųjų nėra lengva iš karto įeiti į industriją, nes tas burbulas 2 metų, kur tavim pasirūpina, nuostabus yra, bet tu baigi mokyklą ir tu esi visiškai ant savęs ir tu daryk, ką nori ir tau išgyventi reikia. Ir didžiuma iš tikrųjų mūsų, ką davė studijos, labai faina buvo, kad davė tokį ratelį žmonių, su kuriais tu ir toliau eini per gyvenimą. Ir mes, kadangi buvo labai daug tarptautinių žmonių, tai labai susidraugavom visi. Ir tada, kai kažkas filmuoja, vienas kitam reikia pagalbos. Ir tu eini padėti, ar ten ryškumą vesti, ar apšvietėjų pabūt, ar pagrindinių gaferių įvairiose pozicijose. Nes mes tą darėm ir studijų metu, vienas kitam padėjom, dėl to ir
patapom ganėtinai stiprūs įvairiose pozicijose, bet turiu, kas iš manęs liečia, tai aš neinu ten kino dailininko, ne, nes tai ganėtinai skirtinga, bet vis tiek savo srity tuos darbus, kas liečia prie operatoriaus. Tai po studijų lygiai tas pats tęsiasi. Iš esmės mano draugas yra apšvietėjas, vienas geriausių draugų, ir jis mane ganėtinai dažnai paimdavo į filmavimus, tiesiog irgi prie apšvietimo padirbti. Ir aš tikrai nenorėdavau namie sėdėti, o varydavau su juo ir tokiu būdu aš daug apie apšvietimą išmokau ir tuo pačiu užsidirbdavau savo pragyvenimui, kad už nuomą galėtum susimokėti. Būdavau ir prie kameros padirbti, tai vat ta paletė darbų iš tikrųjų įvairi būdavo, kad reikėdavo daryti, kad tu galėtum išgyventi. Režisieriai irgi daro skirtingus darbus. Skirtingus turiu manį, būna tarkim ten režisieriaus asistentas, first AD vadinamas pozicijose. Tai kas kaip moka, kas kokią patirtį jau prieš studijas galbūt turėjo, tai jie tą labai išnaudoja, kol iš lėto eina savo keliu, kol aš tarkim kaip operatoriais einu savo keliu ir iš lėto megzdamas pažintis, tai vat kažkokius dar pašalinius darbus teko irgi daryti, kad tu galėtum išgyventi tiesiog. O dabar jau sukaupus šiek tiek patirties, ar tai yra pelninga profesija? Tas pelninga, žinai, jeigu tu norėtum tik tais pinigų, tai tarkim Amerikoje galėtum, nes labai trūksta tos komandos, ten visada be proto trūksta komandos. Jeigu aš nenorėčiau būti operatorium, bet tarkim kameros asistento, ar ne? Oi, tai ten gali gyventi ir tikrai gyventi ir dirbti. Visada tavęs absoliučiai reikės. Bet tai yra visai kitas kelias. Ir tarkim, per savo studentų filmavimus, kai pas mus ateidavo savanoriai padėti, tai jie žiūrėk dabar nemokamai ir net tau padeda, ir jau žiūrėk po metų jau jie visiškai įsisukė į didžiulės filmavimo aikštelės, jau tu jo net negali nusisamdyti, nes jau visai kitas reitas yra. Tai va tas grinai techninių darbuotojų, tai ten labai visada reikia, matom, bet va iš kūrybinių šitų profesijų tai labai toks lėtas augimas, tai greitai nieko nebūna, žinai. Dar vienas dalykas, su kokiom didžiausiam žvaigždėm tekia dirbti? Matai, mano tie 2 filmai, kur filmavau, tai nebuvo, kad ten A lygio filmai, žinai. Pirmas iš tikrųjų buvo Sony filmas, kas man labai pasisekė po studijų, ir tai buvo su mano dėstytoju iš mano akademijos. Tai ten buvo irgi Anna Camp, tokia irgi iš žvaigždžių. Nors aš tai nežinojau, žinai, aš žinau tik tuos jau pačius didžiausius vardus, bet ten pasirodo irgi žvaigždė buvo. Filmas gal buvo $1,5 milijono biudžeto, bet kas Lietuvoje būnant būtų žiauriai daug, o Amerikoje yra žiauriai mažai, nes mes turėjom ten tik 17 filmavimo pamainų, žinai, ten visur taupyti reikėjo, nes viskas tas išeina aktoriam. Amerikoje visas tas atlyginimas išeina pagrinde viskas ant žvaigždžių. Jeigu tu turi didesnį biudžetą, reiškia geresnę žvaigždę gali nusamdyti. O visur kitur tie pinigai plus minus daugiau mažiau suvaikšto panašiai, kokią tu ten techniką naudosi, ar ten biškai gal daugiau filmavimo dienų turėsi, bet viskas ant kokio lygio žvaigždė galėsi, žinai. Bet kalbant apie žvaigždės, tai galbūt studijų metu aplamai susidūrimas pradėjo su jais įvykti, nes buvo geri dėstytojai pas mus, bet būdavo daug tokių vienetinių paskaitų, kur ateina filmą parodyti naują arba seną kažkokį, ir kadangi į akademiją ateiti yra prestižas, ir visada gavom iš pačių geriausių tokias vienetinės paskaitas, žinai, ten ar su Stevenu Spielbergu, ar ten su Spike Lee, Inaritu, broliai Coenai. Tai visus, ką tik gali pagalvoti, su tais teko, žinai, tokiose vienetinėse paskaitose būti. Screeningai tie patys, ar ne, ten Kate Blanchett, žinai, buvo Kevin Bacon, šitas Christian Bale irgi, žinai, tai fainai, toks labai įkvėpė. Tai pradžioj gal buvo toksai wow, o po to supranti, kad tai yra visiškai, jie irgi tokie pat žmonės, tai jie nėra kažkokie čia žvaigždė, žinai. Gerai, Sauliau, taip ir prabėgo mūsų 45 minutės. Ačiū labai, buvo labai įdomu, ačiū, kad klausėtės. Ačiū.